Labadiena, mėly tinklalaidės žiūrovai ir žiūrovės. Labai smagu iš čia matyti tokią šventinę dieną, arti šventinę dieną. Ir šiandien svečiuose turiu svečią, su kuria niekaip negalėjome pradėti laidos filmavimo, nes, pliurpėme visą apie kitus dalykus. Tai labas, Beata. Labas, Austėja. Džiugu pas tave pagaliau atvykti į Mamos be dramos. Pagaliau pavyko man. Pagaliau pavyko. Taip. Pagaliau pavyko. Taip. Tai naujausia tavo knyga. Aš noriu nuo jos pradėti. Taip, tai mano naujausia knyga yra Kalėdų knyga ir tai, sakyčiau, yra 10-mečio projektas. Nes vis tik Kalėdos yra apie maistą ir aš, kaip žinia, daug metų leidau ir kalėdinį žurnalą ir daug esu laidų padariusi apie kalėdų maistą, kūčias, tradicijas, visus tuos, žinai, nes vis tik tai Kalėdos yra apie maistą ir kūčias yra ypač apie maistą ir tiesiog visą tą darbą daugelio metų ir tas fotosesijas ir tos receptus tiesiog nusprendėm susisteminti, nes aš tikrai nesigirsiu, kad aš čia viena padariau šitą darbą, aš įjungiau ir savo nuostabės kolegės, kurios visuomet dirbo ir prie žurnalų ir tiesiog mes padarėm tokį rinkinį, padarėm, netgi galėčiau sakyti, visų pirma, tai man pačiai tokios knygos reikėjo, kur tu, jeigu pamiršai ten kūčiukų, kūčios, tam tikros silkės arba ten kažkokio tai, žinai, torto ar sausainių receptą, tu atsivertei, tau yra viskas prie rankos ir tai yra, tokia knyga, kurie tikrai bus tik tai viena tokios temos, Kalėdų knyga ir ten yra kūčios, kalėdos, šventės draugam, tortai, sausainiai, visa tai, apie ką yra mums šita šventė. Tai tokia Kalėdų enciklopedija. Taip, Kalėdų enciklopedija, būtent. O kokios yra tavo šeimos svajonių kalėdos? Žinai, mano svajonių kalėdos yra tos, kokios yra. Aš nekuriu tokių, žinai, kažkokių tai, man visos jos yra svajonių kalėdos, net ir tos, kur, žinai, šeimos susipyksta. Ir aš turiu turėjus tokių kalėdų. Ir tikrai ne vieną, kas neturėjom. Kai yra durų trankimas, yra užsidarimas kambariuose, suraukti veidai, audringos ir netgi nebemandagios diskusijos apie politiką ir senus šeimos skaudulius. Juokiesi, nes žinai, kas tai yra. Ir visos šeimos tai patiria ir tai yra normalu, nes visi sueinam, visi kažko tai tikisim, visi nori tą šventę sukurti ir mes žmonės nesam pagarsėję tuo, kad mokam save labai gerai valdyti. Iš tikrųjų, tai yra viso gyvenimo. Iš to džiaugsmo atsitinka fejerverkai nei tą pusę. Ir tai ir kartos, ir daug yra to įtampos būna paprastai. Tai aš sakyčiau, mano svajonių kalėdos yra tos, aš jau sakyčiau, kad aš jas sąmoningai kuriu pati ir mano svajonių kalėdos prasideda nuo manęs. Nuo mano nusteikimo, nuo mano muzikos, nuo mano sugebėjimo patylėti, nuo mano sugebėjimo susiplanuoti. Tai va tokios yra. Kokios yra, tokios jos yra svajonių. O visada tokia buvai? Ne visada. Aš tikrai taip atsimenu tą savo augimą. Nes mes žmonės augam ir keičiamės ir ačiū Dievui, kad taip yra, nes jeigu 10 metų esi toks pats, tai ką tu veiki, vis tik stovėjai vietoj, tai aš tikrai, aš save pavyzdžiui prisimenu, kai buvo, tarkim, Izabelė visai mažutė, jai buvo ten metai ir pusantrų ir aš atsimenu, kad ir pati buvau ir nemandagi ir nemaloni, kad maistas šaltas, tarkim. Arba dar kažko tokių, lygioj vietoj susigadinu savo ir kitiems. Drama. Lygioj vietoj drama. Tai aš tikrai dabar, kuo man daugiau metų, tuo aš mažiau kuriu dramą. Aišku, kartais nesusivaldau, nes aš irgi žmogus, kaip ir Landsberginė irgi yra žmogus, kaip žinia. Tai ir aš esu žmogus, tai kartais būna, kad nesusivaldau, bet vis tik tokia, kokia aš buvau, tarkim, prieš 18 metų ir kokia esu dabar, tai aš tikrai esu daug labiau dzin. Ir aš labiau moku viską taip ir patylėti, ir nuleisti, ir tiesiog pati kuriu nuo savęs, kuriu tą šventės vibracija. Vaibą, ar ne? Vaibą, jo. Man tai labai patiko, kaip kažkada vaikai sako, mama, bet tu su amžium tai taip kažkaip labai ramėjai. Taip, man atrodo, taip.
sako, tau kažkaip vis mažiau ir mažiau dalykų nervina. Ir aš sakau, yra dalykų, kurie labiau nervina. Aha. Tikrai dalykų yra, kurie labiau nervina. Bet dauguma dalykų ir ypač va tokios situacijos. Ir tokios menkniekiai. Menkniekiai. Taip, ir man kažkaip atrodo, kad būtent vertybiniai dalykai labiau nervina. O va tie būtiniai, taip, tie, kurie iš esmės, kur žmogus... Nepajudami, kad pavyzdžiui, atsikėlėm iš ryto, netidarinėjom dovanų, kol neatsikėlė visi broliai ir sesės. Čia yra šventa. Taip, ir viskas. Taip. O yra dalykų, va tų situacinių, tų tokių būtekinių, kur kažkaip jau nebesinervini, ne tą pasakė, ne tos servetėlės, ne ten padėta, o Dieve mano, visiškai. Ne vienodos lėkštės. Taip, juk lėkštės. Ir įdėsi maistą net nesimatys. Taip. Būtent. Smulkmenoms nebeteikiu tiek daug, žinai, prasmės ir esmės. Labiau svarbu bendras rezultatas. Taip. O klausyk, tu vis viena susiduri, na tikrai, ir su savo laidomis, su labai įvairiais žmonėmis, ir pati keliauji po Lietuvą, susiduri su žmonėmis. Ko lietuviai, ar yra, kad lietuviai nori kažko kalėdoms, kažkas jiem yra svarbu per kalėdas, kažko... Aš manau, kad lietuviam visų pirma labai svarbu yra kūčios. Ir aš norėčiau, kad tos kūčios būtų svarbu. Ir iš tikrųjų, mums gal svarbu kalėdos kaip reiškinys, kaip ir visiems, kad tai yra, žinai, metų užbaigimas, susitikimas su šeima. Labai svarbu mums yra maistas ir mums vis dar labai yra svarbu dovanos. Bet mums turbūt labiau yra, aš norėčiau, kad mums būtų labai svarbu tos silkės šventė, žinai, kūčios. Nes aš, gal taip nepagarbiai pasakiau silkės šventė, bet iš tikrųjų ir pati labai manau, kad mes turime ją išsaugoti. Netiduoti sušiam ir, žinai, keptom lašišom ir taip toliau. Tai man tai yra pačiai labai svarbu. O kalėdos mes, žinai, esam tokie pakankamai, sakyčiau, demokratiški ir laisvi, kaip mes tas kalėdas sutinkam. Vieni, žinai, troškintus kopūstus būtinai daro, kiti kepa vištą, treti žąsį. Kalakutas jau dabar populiaresnis. Žinai, prieš 20 metų niekas nekepdavo kalakutą. Mano tėtis. Tavo tėtis. Vienas. Tai žinai, tai būdavo, mes kažkaip vištą kepdavom, arba visi visų pirma dar turi tiek prisigaminę kūčių. Taip. Kad nėra kur įsprausti to. Bet žinai, kokia bėda. Bet keičiasi dabar viskas. Bėda yra ta, kad mes pernai ar užpernai, nes Gabrielius pradėjo, sako, bet taigi per daug prigaminam, nieko nesuvalgom. Teisingai tikras europietis. Ir palauk. Ir? Visko pristokojom per kalėdas. Aš ateinu ryte ir labai noriu valgyti kažko ir nieko nėra. Ai, čia iš didelio rašto išėjau iš krašto. Tai jau pernai sakiau, viskas, baigiam šitą. Taip, šitą minimalizmą. Tegu būna pavalgyti ir kitą dieną. Darom lietuviškas kūčias su 12 patiekalų. Taip, būtinai. Normaliai. Ir truputį turi likti. Turi likti, nes iš ryto suvalgyti tą vakar dienos silkę, turi būti. Man tai balta miša. Balta mišainė. Čia kur jau man necelės bėga jau dabar. Neškit čia, ką nori. Kokių skirtumų pastebi, nes vis viena, nebejoju, teko švęsti ne vienerius metus Jungtinėje karalystėje. Taip. Kokie yra pagrindiniai skirtumai? Tai pagrindiniai skirtumai yra nemažai ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mūsų šeimoje taip sutapo, kad Anglijoje, Jungtinėje karalystėje kalėdos yra number one, Lietuvoje vis tik sakyčiau kūčios. Tai pas mus šeimoje kūčios lietuviškos, kalėdos angliškos. Super! Ir viskas. Tai, žinai, aš atsimenu savo pirmas kalėdas, kurias sutikau ne Lietuvoje, o su Tomo šeima. Tai man labai patiko, kad ten yra iš tikrųjų tokios aiškios tradicijos ir jų yra daug ir visi jų laikosi. Tai tarkim karalienės kalbos žiūrėjimas, ne? Aišku, karalienė jau nebe su mumis, o karaliaus kalba, ne? Bet aišku, karalienės šarmo ir įtaikos dar karaliui reikės daug metų pasistengti, kad pasiekti. Vis tiek yra tiek žmonės pripratę buvo prie jos. Tai man tada labai patinka, kad, žinai, yra tie krekeriai, kur yra traukiami, tada yra karūnos, kur visi dedasi, kad yra, tarkim, užkandžiai ir 12 valandą ar ten 1 taurė šampano, dovanų vyniojimas, bent jau taip buvo, žinai, taip pakankamai viskas taip
tradiciškai, formaliai, kaip renginys, žinai. Taip. Renginys. Renginys, šeimos renginį. Bet iš tikrųjų ir reikia gal to renginio, reikia tos vienos dienos metuose, kai tu gali tą, aišku, mes šiandien galim apie tai kalbėti, bet taurė šampano, kad tu išgeri ir tu lauki to, žinai, ritualo, būtent to. Tai aš per tuos daugelį metų aš susikūriau savo ritualą ir jisai prasideda nuo manęs, tai yra aš keliuosi anksti, viena, aš tikrai nevaikštau su treningais, aš mėgstu pasipuošti, kad aš būčiau šventė, pati savo šventė, žinai, tą tokį programą vystau. Tai man patinka tos angliškos kalėdos. Ir, žinai, tie juokeliai, kuriuos tu skaitai prie stalo, paskui gal ten kažkokie tai žaidimai. Nepasakyčiau, kad mes labai ten žaidžiam kažkokius tai žaidimus, bet bandėm kažkada ten kažką, ar ten, žinai, aptarti, pakalbėti. Tai tikrai yra smagus tas laikas ir toks truputėlį ir daugiau pavalgyti, žinai, ir ten daugiau paskui ir pasidėti. Ir dar man patinka tokia angliška kalėdinė tradicija, ką jie tikrai, sakyčiau, propaguoja, ir išeiti pasivaikščioti. Tiesiog išeina Išeiti Christmas walk, žinai. Bet čia yra labai gerai. Čia ir gerai, ir cukraus kiekiai suvaldyti, ir, žinai, galvai pravėdinti, ir emocijom, ir su visais pasilabinti. Tai man tas toks patinka, kad išeiti pasivaikščioti. Čia visai tokia tradicija, kurią galima taip perimti. Taip. Nu, ne visada pavyksta, aš visą laiką taip bandau šitą tradiciją parduoti ir savo šeimai, kad kol kepa kalakutas, gal išeinam ar po kalakuto. Nu, ne visada pavyksta. Nu, žinai, kaip su tais vaikais. Bet turėkime svajonių. Taip, turėkime. Kai mūsų vaikai buvo maži, mes darėme labai daug, visokių burtų. Burtai. Ir aišku, kai jie buvo mažiukai, tai jiem buvo nepaprastai įdomu, ten nuo šiaudų traukimo iki ten vaško liejimo ir taip toliau ir panašiai. Bet su amžiumi jie vienu momentu pasakė, tu gal pateiki burkis. Taip, pati ten tos burtus ir daryk. Ar jūs darote namuose kažkokią burtų? Esame darę keletą kartų su tais šiaudais ir gal su vašku ir tu pasiklausimų šunų ir batų mėtymo, bet irgi tikrai pasakyčiau, kad yra tas pats variantas. Man gal, žinai, su kūčiom turbūt tas didysis toks stebuklas, tai yra malda prie stalo ir plotkelės plėšimas. Tai va tas ritualas, man atrodo, yra labai svarbus. Bet kaip smagu girdėti, kai tokie patys ritualai, tai bus visus vienyje kaip lietuvis. Taip, ir ypač, tikrai. Ir žinai, ir tie visi kūčių patiekalai, jie yra svarbus, nes tu juos valgai kartą metuose. Ir, tai pažymi, tai simbolis. Tai simbolis ir ne kažkas kitas. Mes nebūtinai turim valgyti, kad mums ten skanu ar neskanu ar dar kažkas. Tai yra simbolis, tai yra ritualas, tai yra būdas, kaip mes per tą maistą įprasminam tą šventę, tą tradiciją, tą dieną, tą susikaupimą. Tai aš manau yra labai svarbu. Ar vaikus įtraukia į gaminimą? Oi, taip. Taip, tikrai. Vaikus įtraukiu irgi į indaplovių iškrovimą. Čia labai toks svarbus ritualas. Šiandien iš ryto irgi girdėjau šauksmus iš apačios, kad nebūtinai norėjo iškrauti indaplovės jaunimas, bet čia nepraeina be kovos šitie dalykai, bet tai yra kova, dėl kurios verta pakovoti. Tai žinoma, ir žinai, aš dar man patinka tas visas laukimas su vaikais ir jiem patinka. Ir jie atsimena ir tuos sausainius, ir pasikviečiam draugų ten sausainius iškepam. Namuką kepat? Porą kartų kepam, namukas yra tikrai didelis darbas. Aš taip pasakyčiau. Žinok, tikrai didelis darbas namukas. Tai ir iš viso to ir susideda. Visą tą tradiciją. Taip. Tai vaikus reikia įtraukti, būtinai. Mes turim tokią tradiciją, kad namuką vaikai kepa su vyro sesė. Super, labai gerai. Ir jau yra tokia sena tradicija, kad ji atvažiuoja ir tada jau tiesiog vieną vakarą mes visi sukamės. Ir jau dabar, kai jau jinai net pati savo vaikų turi, tai jau su savo vaikais atvažiuoja ir vėl visi sukasi kartu ir tą namelį. Bet ta tradicija prasidėjo nuo to, kad aš pabandžiau vieną kartą kepti namelį. Nesėkmingai pabandžiau, tada nuvažiavau į Ikėją, jau nupirkau namelį. Irgi variantas. Variantas tikrai. Nesakau, kad blogas. Galima nusipirkti. Bet jį reikia sulipinti.
sulipinti. Aha, čia dar sunkiau. Taip, tai aš bandžiau daryti tą cukrų, kur reikia viską sulipinti. Galų gale baigėsi labai paprastai, nuvažiavau parduotuvę, nupirkau moment klijų ir suklijavau. Bet Imbierinį namelį. nu ir gerai, tegul stovi. Nevalgykim. Bet ar apgraužt galima į kitus siūlių. Tai vaikai dar dabar prisimena, Kaip mamos kaip su namelis. klijais klijavom namelį. Bet dabar užtat dėl to atsirado kita tradicija, nes kai šeimoje pasidalinau, kad va taip sėkmingai, nesėkmingai pastatėme tą namelį, tai sako, žiūrėk, aš galiu šitą tradiciją vystyti kartu su šeima. Bet man atrodo, kad tai ir yra pats smagumas. Labai labai smagu ir labai svarbu ir man atrodo nieko tokio, jeigu tu nusiperki tą jau pusiau iškeptą ar kažką. Aš, pavyzdžiui, irgi visai tik tai neseniai, prieš kokius, nežinau, 5 metus sužinojau, kad namelį geriau suklijuoti ne su cukraus to glaistu, o su karamelė. Prašau. Taip, čia Anelė tokia iš Rokiškio, nuostabi meistrė imbierinių namelių. Tai jos, jinai buvo kažkada mano laidoje ir žurnale ir pasidalino būtent tuo. Bet kad padarytų tą karamelę ir ją, nu čia yra irgi meistrystė. Taip, ir atsargiai reikia patiems, nu, nes galima labai lengvai apsideginti. Tai visos priemonės yra, man atrodo, gerai. Man atrodo, net ir tą patį jau visą namelį Ir jau galima visą namelį įsigyti įsigyti ir papuošti, Taip, pavyzdžiui. taip. Arba įdėti žvakutę Jo, tiesiog. arba tiesiog va. Taip, ir pasidžiaugti to šviesėjimu. Sausainių šalia galima iškepti. Taip, tikrai taip. Kokios tradicijos, na, bet kaip supratau, ar ne, kažkas pavyksta, kažkas nepavyksta, bet kokios yra jūsų kūčių tradicijos be maisto? Ar turite kažkokių tokių be maisto tradicijų? Nu, plotkelė, tiesiog susirinkimas šeimos vakare, be maisto, sakyčiau, nelabai. O jūsų dovanos yra per Kalėdas ar kūčias? Per Kalėdas, Kalėdų rytą. Nes aš žinau, kad Lietuvoje irgi pasidalina šalis į 2 dalis. Pas tuos, tiksliau, Kalėdų senis vienus aplanko kūčių vakarą, o kitus Kalėdų rytą. Bet žinai, jeigu viskas būtų Kalėdų rytą, galėtų nespėti. Nu va, jo, tai čia dėl to. Dabar kūčių vakarą ateina pas mus ir po to Kalėdų rytą spėja pas jūs. Taip. Jo, pas mus tik Kalėdų rytą, kūčių vakarą ne. Ne, jisai dirba. Ir tada vaikai eina miegoti ir iš tikrųjų kiekvienais metais aš džiaugiuosi, kad pavyksta ir man kūčių vakarą nueiti normaliai miegoti. O kaip su dovanom? Kokios jūsų dovanų tradicijos? Ar visi visiems, ar viena, ar traukiate kažką? Nu, taip. Man atrodo, irgi su dovanom taip pat reikia turėti saiką. Nes vis tik labai yra gražu pamatyti tą, ir aš kiekvienais metais sakau, nu, šiemet bus mažiau. Mažiau jau su seniu susitarsim, kad jau ir taip mes visko turim, gyvenam gausoj, užteks. Bet kažkaip atsitinka daugiau, bet gal žinai, kai yra mažų vaikų, tai norisi jam kurti tą šventę. Taip. Ir visiems norisi. Ir tai yra toksai stebuklas. Bet, nu, sakykime, nėra taip, kad visi kažkam, bet mes susitarėm su seniu, kad visi gauna kažką. Visi gauna dovaną, aišku, vaikai, jie gauna galbūt daugiau. Bet vėlgi nepriimami užsakymai, nes, aišku, visi parašo laišką iPhone'ai, planšetės, kompiuteriai, šitie Xbox'ai, kas? Senelis nežino tokių dovanų. Senelis džiaugtis, kad negamina. Džiaugtis, kad kokį nors konstruktorių atneša jau čia, o ne koinės ir pižamą. Aš prisimenu, mūsų sūnus buvo dar mažutis, turbūt jam buvo kokie 6 metukai. Ir jam pasakėm, kad, na, jeigu tu nori kažkokį sąrašą padaryti, tai tu padaryk sąrašą ir gal senelis atsižvelgs į tą sąrašą, tu jau padaryk. Ir mes grįžtam namo, kažkurį ten vakarą, visi pasiskirstom, kažką veikiam ir žiūrim, kažką jis labai metodiškai dirba. Galvojam, ką jisai čia dirba, o jis pasiėmęs Lego katalogą. Kataloguoja. Ir į sąrašiuką įtraukia numerius. Ir verčia katalogą, patiko, vėl visą numerį surašo. Tai tas žmogus liko ir dabar labai metodiškas ir labai viskas struktūrizuota ir visa kita. Bet tuos metus mes tai prisimenam, nes tiesiog buvo daug punkčiukų su numeriukais. Su numeriukais, taip. Nu, bet tai prašau. Taip. Tiksliai žmogus, ko norėjo ir galėjo Kalėdų senelis rinktis.
pilnas sąrašas iš katalogo, ką jau norės išsirinkti. Ir jis sako, aš neprašau visko, bet kai bus didelis pasirinkimas, gal kažką vieną ir išsirinks. Tai žodžiu, žmogus buvo viską apgalvojęs. Jėga, labai gerai, labai gerai. Mes dabar, kai jau dideli vaikai, tai atsirado nauja tokia tradicija, kuri kažkaip man tai nepaprastai patinka, nes mes jau kai liekam tik mūsų šeima, tai kai jau visi išsiskirsto, visi išeina ir mes liekam tik jau mes, 6, dabar 7 jau, bet tada kiekvienam kažkokią smulkmeną. O, kaip smagu. Bet tai yra visiškai kažkas, ką tu nugirdai, taip, bet tu nugirdai, kad kažką sakė, kad kažkas yra svarbu. Taip, pagalvota, surasta. Taip. Ir ne tik tai, kad dušo želė ir kremas čia tau mama. Taip, kur ieškojo, kur tu kažką užsiminėjai, išgirdo ir aš prisimenu, mūsų merginos kažkur buvom ir aš sakau, aš praeinu pro tą Lush parduotuvę ir sakau, man jau kažkaip kalėdos ir visa kita, o Lietuvoje gi nėra. Ir aš sakau, kaip jūs ir parvežėt ir sugalvojot ir viską, sėdi patenkintas ir visa kita. Tai tokios nedideli dalykai, kažkokios smulkmenos, kur tu nugirsti ir pagalvoji asmeninės. Tai man kažkaip tai pradėjo patikti, tai gali būti arbata. Bet labai gera tradicija, kad visi, bet čia jau turbūt, kai jau visi supranta, kad Kalėdų senis esam vieni kitiems. Taip, ir kad esam vieni kitiems ir kad galim pabūti dar tuo Kalėdų seniu vieni kitiems. Taip. Ir tas taip nuostabu, nes visi laukia ir visi, ar jau mano. Ir toks, ir sakau, tai gali būti net arbata, kuri labai patiko. Taip. Ir aš ėjau tą ekstra žingsnį, surasti vėl tą arbatą ir pasidalinti. Tai man kažkaip dabar būna... Čia gera tradicija. Tai gera, tai iki kol naujas vaikų užėjimas prasidės, tai va šitą, tą tokį turėti, tą tokį asmeninio pagalvojimo, tokių jautrių akimirkų ir kažkaip po to net šeimos čiate, po to dalinamės, kad aš, pavyzdžiui, ten sūnus pernai padovanojo knygą, tokią, kur tikrai žinojo, kad man patiks ir ją sunku gauti ir viską. Ir aš pradėjau skaityti ir įmečiau į šeimos čatą, pradėjau skaityti, sako, kaip faina, kad tau patiko ir skaitai. Tai va toks, grinai toks visiškai kažkokių... Puikia tradicija, reikia gal įvedinėti kada nors, kam nors. Jums sunkiau, kai yra... Dar sunkiau, dar šiek tiek teks palaukti. Tai aš kažkada pagalvojau, kad jums gali būti, kad jūs beveik nebusit be mažų vaikų. Gali taip būti. Gali taip atsitikti, gali. It's possible, taip sakant. Taip, nes jeigu anūkai pradės ateiti, tai savo prašau ir... Anūkai? Jūs juokaujate. Čia jau, kur aš labai laukiu. Čia tu laukia, baigiau stėti. Ne, tu jau 24, tai ką jau čia žinai. Jeigu pagal šeimos tradiciją, tai praktiškai vėlavimas. Tai jau stiprus vėlavimas, jau 5 metai galėjo būti. Tai bus. Manifestuosi. Taip. Kaip jaunimas sako dabar. Reikia manifestuoti. Tai čia irgi, man atrodo, kad kiekviena šeima turi ir tą savo kažkokią tradiciją, savo kažkokį Taip, ir vieni eina į bernelių mišias, žinai, kiti ten dar kažką. Tikrai labai smagu ir, man atrodo, žinai, kas dar smagu. Jeigu išgirsti kažkokią, tu pasidalinai šitą tradiciją, ne, kur vieni kitiems kažką tokio pagalvotą smulkmeną, tai galima paimti ir perimti. Nes ne visi turi savo tradicijų. Jeigu tu, žinai, išgirsti kažką ir galvoji, čia gerai. Man, žinai, aš visą laiką atsimenu tavo tą tradiciją, kai 10 metų sukanka vaikui ir kad su 2 tėvais važiuoja. Taip. Kaip cute. Labai. Gal jūs irgi darėt? Ne, mes šiaip pakankamai nemažai esam tokių padarę, žinai, kelionių, po vieną. Bet pagalvoju dabar su naujais vaikais taip padaryti. Nes, žinai, nedaug tų yra kelionių, praktiškai nėra, kai jeigu esi iš daugiavaikės šeimos, kad abu tėvai būtų su tavim. Per vieną kelionę. Per vieną kelionę. Taip. Nes mes irgi nepastebėjom, kad dažnai įmam arba berniukus, arba mergaitės. Kažkaip taip, ar ne? Ir tas laikas, jis labai labai greitai prabėga. Nes pavyzdžiui, dabar mums didžiausias iššūkis, tai yra visus surinkti. Nebėra iššūkis kelionė, bet iššūkis yra, kad visi galėtumėm. Tai pavyzdžiui, pernai, kadangi aš viską matuoju mokslo metais, tai ir sakau pernai, bet buvo šiais kalendoriniais metais. Bet mums pavyko susirinkti tik vieną kartą į kelionę. Taip. Ir visiems reikėjo kažką paaukoti.
kažkas turėjo iš paskaitų porą dienų atsiprašyti, kažkas turėjo, aš turėjau savo konferencijoje ne gyvą pranešimą skaityti, o susitarti dėl įrašyto pranešimo ir taip toliau ir panašiai, dėl to, kad visi turėjome žengti ekstra žingsnį, kad galėtume pabūti kartu, nors man visada atrodė, kad kai vaikai bus dideli, kai čia susitarėm, suskridom, sulėkėm ir važiuojam. Bet dabar visi turi savo gyvenimą, visi turi savo tvarkaraštį, visi turi savo įsipareigojimus. Taip, ir žinai, o dar kai atsiras šeimos ir dar tavo išsvajoti anūkai, va tada pažiūrėsiu, kaip tai surinksi. Taip, tai jau dabar atrodo renki belenkaip, ar ne? Tai man kažkaip atrodo, kaip yra smagu, kaip pavyksta. Taip. Ar ne, ir žinai, netgi tas vienas kartas metuose yra didelė šventė. Taip, tai mes visi dar dabar apie tai šnekam. Ar ne, kai buvo smagu ir kaip tą darėm, aš nuotraukas atsiverčiu. Ar ne to viso karto ir žiūriu, visi 4, ir 5 jau kartu, ar ne? Tie 5 jau, kur aš sakau, 5 mano vaikai, ar ne? Nes jau visieną jau esam visi kartu. Tai toks nepaprastai geras jausmas. Labai yra geras jausmas. tokio. Čia visi namie jausmas. Taip. Tau visi namie. Aš tik tai dabar nesenai, žinai, supratau iki galo. Tau visi namie. O, tau ne visi namie. Ta jausma. Ta jausma, koks yra, jausmas, kai visi namie. Jį kartais net ir nieko daugiau nereikia. Taip. Visi namie ir tau yra svajonių kalėdos. Ir viskas. Svajonių laikas, svajonių savaitgalį. Mes per šią vasarą turėjom 1 dieną, kai visi buvom namuose. Tiesiog taip atsitiko, kad visi susirinkom namuose. Ir nieko nereikėjo. Tiesiog mes visi buvom ir man būdavo vis taip sustoju ir pasižiūriu. Visi. Tada vėl kažką darau, vėl sustoju. Visi, ar ne? Ir man atrodo, kalėdos yra labai toks laikas. Ir aš kažkaip, kai vaikai būdavo maži, tai sakydavau, kad mano didžiausia svajonė, kad jie norėtų grįžti. Dėl to, kad kai jau tu esi suaugęs, tu gali pasirinkti. Taip. Ar ne, tu gali pasirinkti. Tu gali ne tai, kad nenorėt, bet pavyzdžiui, nelabai norėt. Ir labai tikrai turi pilną teisę pasakyti, kad tu negali parskristi, ar negali kažko daryti, nes tiesiog tu pasirenki kažką, kas tau patogiau, kas tau maloniau, lengviau ir visa kita. Ir kai vaikai nori grįžti. Tai čia geriausias komplimentas. Taip, ir kai jie grįžta, ir kai jie sako, man tai bus labai smagu, nes mes Kalėdą švęsime kartu, tai yra toks, matyt, kažką gerai padarė. Ar ne, tas jausmas labai stiprus. Bet jūs irgi, ar ne? Jum irgi yra jau visiems susirinkti reikalų. Taip, bet žinai, bet dar kol kas nėra taip, kad jie jau, žinai, būtų Izabelė ir Jurgis tokie dideli, tai jie labai nori namo. Nori namo, ar ne? Nori namo kol kas. Kol kas. Tai žinai, kol kas jie tikrai labai nori namo ir aš to tikrai džiaugiuosi. Dar vienas toks, aš kažkaip visada galvoju, kai galvoju apie tradicijas, kaip išlaikyti tą balansą tarp tradicijų ir šiuolaikinių technologijų. Ar ne, nes mes visi, ir tu paties aktyvi socialiniuose tinkluose, ar ne? Ką daryti, kad visi nesėdėtų telefonuose? Tikrai taip. Ir kad šventės netaptų tam tikrą prasme labiau vos ne parodyti, ar Instagramui, ar Facebookui, ar dar kažkam. O būtų čia ir dabar mums. Jo, man atrodo, žinai, aš tai pavyzdžiui, kadangi tikrai daug komunikuoju ir daug yra, man patinka tai daryti, bet aš vis tik visuomet jaučiu tą tokią, žinai, ribą ir išlaikau tą pusiausvyrą ir man atrodo, aš ir manau, kad ir kiti žmonės turėtų jausti, kaip nebūtina visiems grūsti tų savo kalėdų kitiems žmonėms, palikti erdvės visiems džiaugtis savo šventę. Aš ir taip stengiuosi, nes žinai, mes matydami vieni kitų tas šventes, labai lengvai pasiduodam tam tokiam lyginimuisi. O lyginimasis yra, aišku, jis yra būtinas, nes be to mes esam socialios būtybės ir tik tai taip pasižiūrėdami, kas viršų yra pačioj, suprantam, kur esam. Bet tai gali būti pats greičiausias, žinai, vagis to džiaugsmo. Tai už tai reikia pradėti nuo savęs, džiaugtis savo, pastebėti savo dalykus ir nepulti
į dairimąsi, kas vyksta aplinkui. Tai mes turim gerbti save ir taip tiesiog atrasti daugiau džiaugsmo ir domėtis savo gyvenimu. Aš ką mėgstu pasakyti, kad ir aš, aišku, ir rodau savo gyvenimą pakankamai, bet nesistengiu, žinai, pasirodyti, primesti, nes yra žmonių, kurie yra vieniši, yra žmonių, kurie neturi vaikų, yra žmonių, kurie patiria netektis ir taip toliau. Tai truputėlį gerbkim vieni kitus ir žmonių visų gyvenimai yra skirtingi. Ir džiaukime savim, džiaukime savo, atraskim savo tą stiprybę, savo gėrį, savo grožį ir savo gyvenimą. Labiausiai kreipkim dėmesį į savo gyvenimą. Tada bus tikrai gerai ir galėsim su tokiu pagarbiu atstumu pasižiūrėti, čia Austėja, šitaip sutinka, Betas sutinka taip, kiti dar ten kažkur, žinai, guli gal paplūdimy, viskas ok, bet neišpulti į tuos kitų, žinai, šventimus ir palyginimus, tada atrodo, kad atimi iš savęs visą džiaugsmą. Taip, nes mes kitų negalime nei sukontroliuoti, nei kažką, o savo galim. Taip, o savo galim būtent. Pradėk nuo savęs ir viskas bus savo gerai. Nuotaiką galim sukontroliuoti, labai. savo reakciją į kitų šventes taip. ir taip toliau ir panašiai. Savo viską galim sukontroliuoti. Aš šiaip pastebėjau vieną dalyką, man įdomu, ar tu su savo vaikais, nesgi tavo vyresnėlė yra visiškai kaip mano panelės, tų pačių metų visiškai. Tai aš atkreipiau dėmesį, kad mano vaikai ir šiaip netgi tokie kažkaip ir jų aplinkoje labai mažai naudojasi technologijomis. Šiaip. Ta prasme, kad labiausiai kalbu ne apie ten kompiuterio naudojimą ar ten iPado naudojimą, bet apie socialinius tinklus. Kad nepostina, ką jie daro. Išvis ne. Taip, jie tik tai susirašinėja. Taip. Jie vienas su kitais siunčia savo kažkokias nuotraukas, bendrauja jie nuolat, bet kad jie dėtų, čia mano stalas, čia ne. Visiškai mes. Taip. Čia mūsų karta. Vyresnių senukai. Vyresnių žmonių. Vyresnių žmonių dalykas. Jo, nes aš atkreipiau dėmesį, kad jų nebėra, jie nepaustina. Pavyzdžiui, mano iš 4 turbūt net jie turi paskyrą, bet kad dėtų, tai 3 turbūt. Gal čia dėl to, kad mamas žinoma, žinai. Gal atmušėm norą su savo. Bet net aš atkreipiu dėmesį, kad tarkim, būna ir ypač Gabrieliui būna, kadangi jam iš viso pasaulio bet kuriuo metu gali parašyti, kad jis pažiūri. O mes turim tokią taisyklę namuose irgi, kad jeigu prie stalo, tai ne telefonai. Jokie telefonai. Juos turime padėti tuo ekranu į apačią ant stalo ir visi taip sudedam. Ir tokia labai labai griežta namuose taisyklė, kai mažiukai buvo, tai žiauriai griežta buvo, dabar, suprantant visų darbo pobūdį taip. Tai priekaištų daug dažniau gauname mes su Gabrielium negu kad vaikai. Kad jūs jau lendate savo atsakinį. Taip, mama, tu jau čia kelintą kartą. Ar ne, toks būna, kur... Bet irgi labai gerai tokią turėti taisyklę. Aš vis primenu šitą savo vyresniem vaikam, jeigu kartais Jurgis ne Izabelė dažniau, nes reikia su kokiam draugiam ten aptarti kažką. Bet labai gera taisyklė. Tikrai, aš manau, kad telefonai prie stalo neturėtų būti. Nors ir pati aš dažnai ten ir nusifotkinu kokią lėkštę ar kažką. Bet ne. Taip. Ir ką dar pastebėjau, tai, kad, pradžiai gali net susinervinti. Net aš prisipažįstu ne kartą susinervinus, kai vaikai pasako, maždaug, padėk telefoną. Taip, kodėl tu čia dabar paėmė, tu tikrai gali nepaimti. Padedu telefoną ir būna toks akimirka, toks ar ne. Jo. Bet po kokių poros minučių atsileidi, pradedi kalbėti, o tai kaip tavo diena, o tai ką mes veikiam, ir tada tas maistas, ta šiluma, tas santykis, ilgiausiai prasikalbam kartu. Ir bene tokie giliausi ir įdomiausi pokalbiai prie stalo. Taip, iš tiesų prie stalo. Ir tada tas, ekranas visą tai atimtų. Taip, absoliutiškai. Aš manau, kad ekranai, viskas gerai su tais ekranais, bet jie yra tiek apėmę, tiek įėję į gyvenimą.
ypač kas yra kalba apie mokyklas ir panašiai, ir apie, žinai, mes jau esam subrendę moteris, jau vyresnio amžiaus moteris, jau viską vis tiek esam sąmoningos, pakankamai galim save kontroliuoti, bet ką kalbėti apie tos vaikus, kurie, žinai, yra 10-12 metų. Aš tai kažkaip pagalvojau, tai kad mažuliukam, kaip sunku dabar tėvams su mažuliukais vaikais. Labai. Nes iš tiesų kažkaip, kai buvo, mūsų vaikai maži, dar nebuvo tokios. Taip, o dabar. Taip, kad dabar yra sunkiau. Tai kaip sakant, sakė, sėkmės tau. Jo, ačiū, nes aš tikrai esu bloga mama, nes aš ten neleidžiu, vaikai neturi telefono ir taip toliau. Ir nereikia. Kokį patarimą duotum tėvams ir turbūt ypatingai mamoms, kurios likus kelioms dienoms iki Kalėdų? Stresuoja. Bet taip panikuoja. Drama aukščiausio lygio. Tai visom būna ta drama aukščiausio lygio, tai reikia pradėti nuo savęs ir pradėti nuo sąrašo. Pradėti nuo plano ir iš tikrųjų kartais atrodo, kad mintise yra ten va taip sprogs, atominis grybas, bet čia viršuje, nes tiek visko reikia. Tai reikia tiesiog išrankioti, susidėlioti, užsirašyti. Ir bent jau aš taip darau, man kai yra chaosas, aš tada užsirašau, pasižiūriu ir pamatau, kad čia nėra taip blogai, dramblys suvalgomas kasneliais. Kasneliais, taip. Kaip ir viskas. Ir viskas pasidaro darimo būdu ir tiesiog nusiraminti ir nestresuoti, pradėti nuo savęs ir suprasti, kad vis tik aš tikrai esu garantuota ir tai yra mano įstikinimas, kad šventė namuose prasideda ir ją kuria moteris ir mama vis tik. Kad ir kokie būtų tobuli ten geri tėčiai, bet viskas yra nuo... Aš turiu labai juoką tokį su tuo susijusi, nors labai gražus, bet dabar labai graži mintis, bet toks juokas susijęs, kur vieną kartą mūsų viena dukra sako, kad kai aš išpakavau dovaną, tai mano tėtis buvo panašiai nustebęs kaip ir aš. Tai aš manau, kad tai yra susijęs su tokiais dalykais, kad vis dėlto tas vadinamas mental load, bet kuriuo atveju jis dažniau sukasi, nors ir labai pasidalintas, bet jis dažniau sukasi vis vieną aplink mamą, ar ne, aplink šeimos mamą. Tai kai prisimenu, kai dukra tą pasakė, tai man buvo labai juokinga, tėčiui gal mažiau, bet tiesiog, jie tai pasako labai nuoširdžiai, kaip vaikai, ar ne, kaip kokia ta situacija yra ir jie nebijo, nes savi vaikai, jie geriausias yra mūsų atspindys. Jie labiausiai pamato. Taip, jie labiausiai pamato ir labiausiai gali pasakyti dalykus ir drąsiausiai juos pasako, nes su mumis jaučiasi saugus. Ir kai su mumis jaučiasi saugus, tai nebūtinai turi tos socialinius stabdžius, kurios kartais galbūt net reikėtų turėti. Taip. Tai man dar atrodo, kalbant apie tą stresą prieš šventinį, juk nieko neatsitiks, jeigu nebus tų 12 patiekalų. Oi, tikrai nieko neatsitiks ir duoną priskaičiuokim prie 12, ir kučiukus, ir kisielių, ir viskas. Ir skirtingų rūšių duoną galime. Ir be to pasidalinkim, nes reikia nepamiršti, kad ir aš pati, ir žmonės, ir moteris dažnai stengiasi pačios viską padaryti. Tai išmokim pasidalinti, nes ir tetos, ir sesės, ir anytos, ir pusseserės, ar šiaip kažkas, kas atvažiuoja prie to kūčių stalo, visi nori prisidėti. Taip. Visi nori, tai leiskim ir kitiem. Tai pasidalinkim darbus, deleguokim ir nesinervuokim. Čia apskritai yra fantastinis pasiūlymas, nes man atrodo, kad kai mes visi prisidedame prie to stalo, tai tas stalas mums visiems yra brangesnis. Taip. Ir mes mažiau jį kritikuojam. Taip. Ir mažiau manom, kad kažkas ar ne taip pasistengia, ar mažiau pasistengia, ar kodėl kažko neturi, ar ne? O kai visi kartu, tai čia ta viso kaimo ta filosofija, ar ne? Kad taip kaip ir vaikui užauginti reikia viso kaimo, taip turbūt ir geram kūčių stalai reikia visos šeimos. Tikrai taip. Tai labai ačiū, Beata, kad atvykai. Ačiū, Austėja, labai smagiai pasikalbėjom. Ir tau gražių švenčių, kokios gražios mūsų tapkės. Nepaprastai. Tiesiog taip židinio tik tai trūksta. Pakurstyt. Jo, ir sėdim kalbam. Gerai, ačiū. Tai linksmų švenčių visiems. Linksmų švenčių.